Labas rytas visiems prisijungusiems. Esu advokatė Rūta Globytė, advokatų kontoros Vaidant partnerė. Ir sveikinu jūs visus šiandien prisijungusius prie internetinio webinaro Konkurencija versle nuo A iki Ž. Šiandieną gilinsimės į svarbiausius verslo santykių aspektus ir temas, kaip užtikrinti sklandžią partnerių, tiekėjų, klientų ir be abejonės darbuotojų sąveiką, kaip išvengti interesų konfliktų, nesąžiningos konkurencijos ir kitų verslų kylančių grėsmių. Tai savo vertingomis įžvalgomis ir patarimais šiandien dalinsis mano kolegos Tomas, Asta, Vaidas, Lina. Labas visiems. Ar mane gerai girdite? Galite įsijungti mikrofonus, pasisveikinti su šiandien prisijungusiais. Ir turbūt nieko nelaukiant. Labas rytas. Labas Vaidai, labas Lina, labas Asta. Sveiki, sveiki. Nieko nelaukiant, turbūt mes ir pradėsim, laiko daug neturim. Valanda 45 minutės yra paskirta šiandienos mūsų internetiniam webinarui. Žiūrėsim, kaip mums čia šiandien gausis. Galbūt baigsim šiek tiek anksčiau, galbūt šiek tiek vėliau, priklausomai nuo to, kiek ir jūs klausimų turėsit. Klausimams yra atskiras Q&A langelis, todėl visus juos galite rašyti ten. Taip pat primenu, kad internetinis webinaras yra įrašomas ir įrašu mes pasidalinsime vėliau. Jeigu jums kiltų bet kokių klausimų, galite juos rašyti elektroniniu paštu renginiai@vaidant.legal. Atrodo, susakiau viską ir perduodu mikrofoną Tomui, kurio tema yra konfidencialumo, nekonkuravimo, interesų konflikto vengimo, įsipareigojimų derinimas. Prašau, Tomai. Taip, labas rytas, svečiai, labas rytas, kolegos. Tai šiandien mūsų tikslas pakalbėti tą temą apie santykį tarp konfidencialumo, nekonkuravimo, interesų konflikto ir kas su tuo yra susiję. Tai mano kolegės Linos, Astos ir Vaido aspektai palies su tai susijusias temas. Kodėl mes apie tai kalbam? O kalbam todėl, kad kas čia yra pasikeitė tuo, kad keičiasi institucijų požiūris, pavyzdžiui, konkurencijos tarybos naujoji praktika į susitarimus darbuotojų viliojimo, tada galima sakyti teismų praktika, galima pasakyti darbo ginčų komisijų praktika, keičiasi, bet nesikeičia teisės aktai. Ir tada gaunasi tai, kokioje čia mes sistemoje gyvenam teisiniai, ar kontinentinės, ar bendrosios teisės, nes suprasčiau, kad mes kūrėm precedentus ir precedentai tampa kaip normomis, bet pas musgi kaip dažniausiai vyksta ginčas. Teisėjas arba darbo ginčų komisija atsiverčia kodeksą ir pirmiausia skaito kodeksą. Tai matosi, kad ta praktika čia pasikeitė ir mes norim apie tai šiandien pakalbėti. Tai aš pirmą paliesiu tą klausimą, tai kaip šiuo atveju skamba kodeksas, tai priminimui kodeksas taip skamba, kad jeigu mes kalbame apie nekonkuravimo susitarimą, tai jisai gali galioti darbo santykių metu ir pasibaigus darbo sutarčiai. Ir darbo kodeksas numato, kad turi būti mokama kompensacija. Tai vat pabandykime spręsti, reiškia, tokį uždavinį, kad jeigu norime, kad mūsų dabartinis darbuotojas nedirbtų tuo pačiu metu pas konkurentą, kai dirba pas mus, tai jam reikia mokėti kompensaciją ar ne. Tai taip, kaip skamba mūsų darbo kodeksas, atrodo, kad tą kompensaciją reiktų mokėti. Ir aš čia pacituosiu citatas iš mūsų turėtos bylos, kuri buvo darbo ginčų komisijoje. Ten esmė buvo tokia, kad darbuotojas darbo sutartyje turėjo įsipareigojimą nekonkuruoti darbo santykių metu, pasibaigė darbo santykiai, jisai ateina į darbo ginčų komisiją ir sako, priteiskit man kompensaciją už nekonkuravimą, nes aš sąžiningai darbo santykių metu nekonkuravau, kas ir buvo numatyta mano darbo sutartyje, o darbo kodeksas numato, kad turi būti mokama ne mažesnė kaip 40% kompensacija. Tai kaip dabar darbo ginčų komisija pažiūrėjo į šitą reikalą ir kokius argumentus pateikė? Tai ką darbo ginčų komisija atkreipė dėmesį, kad sako, žiūrėkit, yra toks darbo kodekso 31 straipsnis ir jame yra pasakyta, kad darbuotojas privalo gerbti darbdavio turtinius ir neturtinius interesus.
Ir tada sako, žiūrėkit, jeigu jau čia šitas aspektas yra įtrauktas, tai tokios pareigos pažeidimas kaip ir pagal analogiją būtų vertintamas kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas. Tai čia įdomiai aiškina tai, kad jeigu kažkas darbo kodekse numatyta, tai vadinasi yra svarbu. Taigi sako, akivaizdu, kad darbuotojo susilaikymas nuo konkuruojančios su savo darbdaviu verslo veiklos darbo santykių metu sudaro bendros pareigos saugoti darbdavio turtinius ir neturtinius interesus turinį, nes visais atvejais konkuruojanti veikla netitinka darbdavio turtinių interesų. Ir reiškia ką, ir iš to veda tokią paralelę, kad jeigu darbuotojas darbo santykių metu gali vykdyti konkuruojančią verslo veiklą, jeigu jam nemokama kompensacija už tokių veiksmų nesimima, yra ydingas, nes tokiu atveju būtų pažeisti darbdavio turtiniai ir neturtiniai interesai. Ir būtent su šita motyvacija atmeta darbuotojo reikalavimą. Tai ką noriu pasakyti, kad nieko čia darbo ginčų komisija neanalizavo apie kompensacijos mokėjimą ar nemokėjimą, tiesiog nuėjo darbo kodekso 31 straipsnį ir pasakė, kad jeigu tu dirbi darbo santykių metu jeigu darbo santykių metu nedirbi pas konkurentą, tai dar nereiškia, kad tau turi būti mokama kompensacija. Tai toks šito uždavinio sprendimas. Dabar antras uždavinys, tai susijęs, bet šiek tiek kitų kampų. Viskas čia pasisuka. Mūsų dabartinis darbuotojas ketina dirbti pas konkurentą. Jis ateina, sako, žiūrėkit, noriu dirbti pas konkurentą. Mes sakom, nedirbtų pas konkurentą, jis vis tiek įsidarbina ir kyla klausimas, ar mes galim atleisti jį už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą. Tai čia jau galima sakyti aukštesnė patikimumo byla teisme nukeliavosi iki aukščiausio teismo ir aukščiausias teismas čia paformulavo, keletą taisyklių. Tai čia matot faktinės, aplinkybės, kreipėsi darbuotoja duodama, to sutikimo darbdavys neduoda, tada sako, žiūrėkit, aš vis tiek čia pradėsiu, dirbti ir darbdavys atleidžia už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą. Byla nukeliauja į Lietuvos aukščiausiąjį teismą. Ir Lietuvos aukščiausias teismas iškelia 2 klausimus, ką toje byloje jisai nori atsakyti. Tai pirma, ar pagal DK 24 straipsnio 5 dalį gali būti pripažintas interesų konfliktų ieškovės įsidarbinamas kitoje analogišką veiklą užsiimančia bendrovėje, esant vaiko priežiūros atostogose, kai toks veiksmas darbo sutartyje apibrėžtas kaip sukeliantis interesą. Tai čia įdomios faktinės aplinkybės tai, kad darbuotoja yra išėjusi vaiko priežiūros atostogų ir būdama vaiko priežiūros atostogose sako, leiskit man dirbti pas konkurentą. Ir kitas klausimas, į kurį Latas atsakinėja, tai yra, ar šis įsidarbinimo faktas laikytinas šiurkščių darbo drausmės pažeidimų. Tai vėlgi čia mes ką turim paliesti, kompensacija už nekonkuravimą turėtų būti mokama, neturėtų būti mokama, konfidencialumo įsipareigojimas ir pats santykis su lojalumu ir interesų konfliktu. Tai kaip matote, čia analizuojamas skirtingai nuo DGK bylos, ten buvo analizuojamas 31 straipsnis DK, čia analizuojamas 24 straipsnio. O 24 straipsnį specialiai įdėjau tą citatą iš DK, kad visi suprastume, apie ką čia kalba eina. Tai DK kalba, kad kiekviena iš šalių privalo vengti interesų konflikto ir siekti bendros darbdavio ir darbuotojų ar visų darbuotojų gerovės. Tai aiškiai yra įrašyta, kad privalo vengti interesų konflikto. Ir dabar, keliaujam ir žiūrim, ką čia aukščiausias teismas išaiškino. Tai pirmas mintis, kuri svarbu apskritai tarp susitarimo tarp darbdavio ir darbuotojų yra, dėl ko mes galim susitarti. Ir priminsiu, kad DK kaip sako, kad mes galim susitarti dėl tų taisyklių, kurios arba sukonkretina DK normas, arba nekonkretizuoja. Ir čia kyla ginčas toks, kad o ką tai reiškia tas interesų konflikto vengimas ir kur jis gali būti detalizuotas. Ir čia, ką Latas sako, kad žiūrėkit, tos visos savokos, kurios galbūt neapibrėžtos teisės aktuose ir jiems neprieštarauja, gali apibrėžtos tiek darbo sutartyje, tiek lokaliuose teisės aktuose. Tai šiuo atveju, ką turėjo darbdavys, turėjo darbo sutartyje formuluotę ir turėjo verslo etikos kodeksą. Aš įdėjau citatą pažodžiui, kaip buvo suformuluota darbo sutartyje darbuotojo interesų konflikto vengimo pareiga. Tai kas norėsite, tai mes skaidrėm pasidalinsime. Tai kuo čia šitą formuluotę galima sakyti, kad gera, tuo, kad jinai patikrinta praktikoje
kaip jinai veikia. Tai ką čia darbdavys į darbo sutartį įrašė, kad darbuotojas įsipareigoja šios sutarties galiojimo metu iš anksto raštu neinformavęs darbdavio, neužsiimti jokia kita verslo veikla ar darbo kitoje įmonėje sudarant čia įvairių rūšių sutartis, nepriklausomai nuo to apmokama ta veikla ar neapmokama, neužsiimti jokių kitų pareigų, jei tai sukeltų interesų konfliktą su bendrove. Tai reiškia, prašo iš ankstinio informavimo. Darbuotojas prieš užsiimdamas kokią nors kitą veiklą sutinka iš anksto informuoti darbdavį apie tokią veiklą, kad būtų galima įvertinti, ar tokia veikla nesukuria intereso konflikto ar nepažeidžia darbdavio intereso. Darbdavys turi teisę reikalauti darbuotojo nedelsiant nutraukti tokį antraeilį ar papildomą darbą. Ir kitas, kad tokios pareigos pažeidimas bus laikomas šiurkštų darbo drausmės pažeidimu. Tai papildomai verslo etikos kodeksas buvo įmonėje, kur irgi kažkiek praplečiama interesų konfliktų savoka ir net pateikiami pavyzdžiai. Tai taip sakyčiau, įmonė pasirūpinu tuo dalyku, gal į astos temą šiek tiek lendant, yra pagal tą gerąją praktiką dar galėtų būti darbinantis iš karto užpildoma tokia interesų konflikto vengimo ar deklaracija, kurioje nurodoma, aš dirbu ar nedirbu, Asta galės pakomentuoti iš, reiškia, duomenų apsaugos pusės, kiek tai teisėta, ne, bet yra buvusi kita aukščiausio teismo nutartis, kurioje kalba, kad darbdavys kaip ir turėtų teisę turėti tokią tvarką ir prašyti iš darbuotojo deklaruoti, ar jisai patenka į interesų konfliktus. Čia tiesiog įdomu, kad net buvo pasakyta maždaug, kiek tu gali turėti kitame versle akcijų, kada būtų laikoma, kad tu patenki interesų konfliktą, reiškia, ar nepatenki. Tai tokios dvi formuluotės ir tada praplečiu šitą uždavinį dar su vienu klausimu, tai jei pas konkurentą aš nepriimu sprendimų, tai kitaip sakant, įsidarbinu pas konkurentą, dirbu tuo pačiu metu, bet aš nepriimu jokių sprendimų, kurie galėtų pakenkti, reiškia, ne verslui mano darbdavio, tai ar čia pažeidimas ir jeigu dirbu kažkokiose, visai kitose pareigose, sakyčiau, kurios nesusijos su konkuruojančiom pareigom, tai ar čia būtų pažeidimas. Šitoj konkrečioj byloj tai buvo tai, kad vis dėlto darbdavys įrodė, kad darbuotojas priiminėjo sprendimus, nes dirbo grubiai gamybos vadovu ir jo sprendimai iš vadovo pozicijų įtakojo konkurenciją. Ir kadangi pareigos buvo analogiškos, tai čia buvo pažeidimas. Bet aš kelčiau klausimą, kad tai pagal šitą analogiją. O kas atsitiktų, jeigu aš įsidarbinu pas konkurentą, bet pareigose, kurios, vadinkim, būtų kokios labai techninės ir sakyčiau, žiūrėkit, čia aš jokių sprendimų nepriimu ir mano pareigos iš vis nesusijusios. Mes turėjome vieną bylą, kada logistikos kompanijos, vadinkim, VIP klientų vadovas įsidarbina į buhalteriją. Ir kyla tas pats klausimas. Tai sako, žiūrėkit, aš dirbu pas konkurentą, bet aš dirbu buhalterijoje, reiškia, ne, mano sprendimai niekaip, reiškia, su tuo nesusiję. Tai kaip vertinti tokią situaciją? Ir ką čia aukščiausias teismas pasako, taip kaip yra viešajam sektoriuje, ne ta interesų, privačių ir viešų interesų derinimo, ta taisyklė, kad pažeidimas yra tada, kai yra bent menkiausia regimybė. Tai man kažkaip tai čia surezonavo su ta kita teismų praktika, kas liečia viešus ir privačius interesus. Kaip čia teismas sako, kad interesų konflikto situacija dar nereiškia, kad darbdavio interesai bus neišvengiamai pažeisti, kadangi DK 24 straipsnio formuluotė suponuoja, jog darbo sutarties šalis privalo vengti jau vien interesų pažeidimo grėsmės. Tai ką čia reiškia? Tai jeigu yra grėsmė, tai jau yra tas normos pažeidimas. Tai žiūrėkit, net jeigu aš dirbau vadovu, o dabar dirbu buhalteriu, toj pačioj srity pas konkurentą, tai man atrodo, kad čia tikrai mes galim vesti tą paralelę, kad šiuo atveju tikrai atsiranda grėsmė, kad bus pakenkta darbdavio, reiškia, interesam. Tai iš principo čia teismas, manau, kad taip tinkamai aiškina tą dalyką, nes priešingų atveju atsirastų tokia landa, kad pakeitus pareigas darbuotojui priskyrus techninius sprendimus, jisai galėtų sakyti, o aš čia, reiškia, negaliu dirbti. Ir beje, dar viena aukščiausio teismo nutartis yra buvus, kur sako, būtent per lokalius teisės aktus ir susitarimus tarp darbdavio ir darbuotojų darbdavys gali išplėsti darbuotojų tą interesų konflikto vengimo sritį arba, reiškia, apimtį.
Tai darbuotojas, aišku, reiškia, čia ginčijas ir sako, žiūrėk, čia kažkokios hipotetinės aplinkybės, bet teismas sako, žiūrėk, tai kalba apie interesų konflikto vengimą ir yra, kad jeigu tai kyla grėsmė, tai logiška, kad galima kelti ir tam tikras, reiškia, ne hipotezės. Tada darbuotojai, reiškia, sako, kad kaip, čia negalima išplėsti, reiškia, tokios srities kaip tas nekonkuravimo draudimas ir čia aukščiausias teismas tokias ribas brėžia, reiškia, kad žiūrėkit, kad jeigu man būtų draudžiama arba neleidžiama dirbti pas nekonkuruojantį verslą, tai tada būtų viskas ok. Tai kitaip sakant, jeigu mano įmonė prekiauja ledais, o aš įsidarbinau į kokią nors kirpyklą, kur visiškai skirtingi verslai, tokio draudimo negali būti ir čia nebūtų interesų konfliktas. Ir kitas dalykas, ką sako, kad interesų konflikto aš galiu vengti, galiu reikalauti tik tai iš darbuotojo, kuris turi specialių žinių. Tai jeigu yra, sakykime, nekvalifikuotas, pavyzdžiui, darbas, tai liktai aš niekaip tada negalėčiau riboti. Jeigu aš dirbu vienoje įmonėje valytoje ir pas konkurentą taip pat pradedu dirbti valytoje, tokiu atveju, matyt, reiškia, čia negalima būtų reikalauti, nes kaip teismas net ir mini tokį žodį, nes tokie interesai kaip pigesnės darbo jėgos radimas rinkoje neginami. Tai kokia iš to išvada, žiūrėkit, galim tai nukreipti tik tada, kai kažkoks yra konkurencinis aspektas ir tada, kai mūsų darbuotojas yra vertingas, turintis kažkokių specialių žinių arba, reiškia, gebėjimų. Tada bandysiu dar atsikirti, Kalatas atsikirsto, sako, žiūrėk, buvo konfidencialumo įsipareigojimas ir ką jis reiškia, nes darbuotojas ką sako, ašgi konfidencialumo tai laikausi. Mintis tokia, dirbu pas konkurentą, bet komercinės paslaptis saugo, nieko esamam darbdaviui neprasitariu, reiškia, ne. Ir čia šitoj vietoj man irgi patinkanti mintis, kad ką reiškia aukščiausias teismas sako, ogi sako, kad pažymėtina, kad sudarydama minėtą susitarimą ieškovė prisijėmė. Čia man šokinėja, atsiprašau, truputį tas prisijėmė įsipareigojimą susijusius su atsakovės konfidencialios informacijos apsauga, nes jos neatskleidimu kitiems asmenims. Tačiau tokio susitarimo sudarimas pats savaime nepašalina rizikos, kad tuo pačiu metu dirbdama konkuruojančiose bendrovėse ieškovė galėtų priimti kitai bendrovei neatsakovai palankius sprendimus. Tai kaip ir sako, žiūrėkit, čia iš principo yra tasai konfidencialumo susitarimas, nes tema čia yra apie patekimą į interesų konfliktą ir grėsmę tam atsiradimui. Ir paskutinis tas klausimas, į kurį Latas atsakinėja, tai žiūrėkit, ar šitas pažeidimas buvo šiurkštus ar nešiurkštus. Ir čia aš atkreipsiu dėmesį vėlgi visų, kad vertinant ar šiurkštus ar nešiurkštus, labai reikia atkreipti dėmesį apskritai, kaip šalis elgėsi. Ne? Tai kas šitoj vietoj buvo, tai buvo tai, kad ta darbuotoja iš principo nesvarstė galimybės toliau tęsti darbą bendrovėje, tada jos klausė, kokias tu pareigas užimsi pas konkurentą, jinai neatskleidė kokias pareigas ir apskritai nematė jokios problemos. Tai bet čia kaip sako, tu kaip darbuotojas esi padaręs pažeidimą, grybo pripjovęs, bet kai tavęs klausė, žiūrėk, gal tu čia kažką blogai padarai, pasiaiškink, darbuotojas stoja poziciją, sakydamas, ne, aš visiškai teisus. Tai čia vėlgi tokia besitinti Lato praktikoje toj vietoj, kad tikrai darbuotojai turėtų atidžiau ir kritiškiau vertinti savo dalyką. Tai ką, einam prie, reiškia, į tokių baigiamųjų įžvalgų, tai į ką reiktų dar atkreipti dėmesį. Tai atkreipiu dėmesį į darbuotojų lūkesčių valdymą. Ką tikrai teismai labai sako, žiūrėkit, jūs turite darbuotojams sakyti, kas atsitiks, jeigu jie pažeis vienas ar kitas pareigas. Ir čia labai gražus pavyzdys, darbo sutartyje aiškiai pasakyta. Jeigu tu neatsiklausi arba jeigu tu negavęs sutikimo įsidarbinsi, tai tokiu atveju tavo toksai elgesys bus šiurkštus darbo drausmės pažeidimas, savoka išplėsta lokalių teisės aktų, vadinasi lūkesčiai suvaldyti. Tada žinoma tas bendradarbiavimas, sąžiningumas ir komunikacija, tai šalis, kai patenka į ginčo situacijos, jos turėtų vis dėlto komunikuoti, sąžiningai elgtis ir čia eina tas nauja tokia linija, kad jeigu tu piknaudžiauji savo teisėmis, jos neturėtų būti ginamos. Tada susijusios temos yra žinoma darbuotojų viliojimo ta tema, tai kaip man apsisaugoti nuo darbuotojo viliojimo ir ypač kai yra susitarimai su partneriais dėl neviliojimo, tai čia Lina pakalbės apie tą temą. Dar atkreipčiau dėmesį, kad mes visą laiką apie šitą
interesų konflikto vengimą ir nedarbą pas konkurentą darbo santykių metu visą laiką kažkaip aiškindavom, kad va čia yra tokia galimybė nemokėti kompensacijos su brangiai uždirbančiais darbuotojais. Tai kas čia dabar atsitiko, kad pastiprinama ta linija, jeigu daug uždirba darbuotojas, su juo gali nukrypti tikrai dėl tų bendrųjų DK normų, kas liečia nekonkuravimą, bet kaip matote, LATO praktika ir DGK praktika sako, kad apskritai tu neturėtum kaip darbuotojas patekti į situaciją, kai tu keli grėsmę. Ir va tos įžvalgos bus, nes dabar, ką aš matau visose bylose, kai darbuotojas nori gintis, nu tai jisai gynasi kuo, kad reiškia, arba jam buvo pažeisti kokie jo duomenys, arba jis patyrė mobbingą ir panašiai. Ir tada paskutinė mano skaidrė ir išvada yra, kas mūsų kontrolėje, tai atsikartoja tas pats dalykas, sistema taisyklių saugančių darbdavio interesus. Ne? Tai jeigu darbdavys gerai padaro namų darbus, tada jam yra lengviau gintis, jeigu darbuotojai piknaudžiauja arba daro pareigų pažeidimus. Ir žinoma, čia neturi tos taisyklės būti išplaukusios. Kitaip sakant, jų būtina laikytis. Ir kaip vienas teisėjas atsakė klausimą, kas laimės bylą, tai laimės bylą tas, kas įrodys. Tai vat Vaidas mums padės susigaudyti, ką reikia įrodinėti nesąžiningos konkurencijos bylose. Tai Rūta, tiek iš manęs, jeigu man yra klausimų, aš mielai pasiruošęs atsakyti. Ačiū Tomai tau labai. Vienas klausimas yra iš auditorijos, kitą klausimą tau turiu aš. Tai būna, žinai, dažnai tokių situacijų, kai darbuotojas turintis specialių žinių, jisai dirba ir tada dar lygiai toj pačioj srity teikia paslaugas po darbo, pavyzdžiui, individualiai, ar ne? Tai vat ir klausimas yra, o ar čia būtų interesų konfliktas, kaip pavyzdžiui, pilną darbo laiko normą dirbantis, tarkim, investavimo analitikas kažkoks, kuris turi specialių žinių, privačiai dar ir konsultuoja kitus. Ir tada, jeigu jis tą daro darbo metu ir jeigu jis tą daro po darbo. Man atrodo, čia gal atsakymo aš ieškočiau per tai, kad ar tas jo darbas po darbo neprieštarauja darbdavio interesui. Manau, čia galėtų būti. Latas ten išskiria tos du aspektus, bet turbūt pagrindinis dalykas ginantis, aš turėčiau kaip darbdavys, neduodamas darbuotojui sutikimo, parodyti, kaip tai kenkia mano interesam. Aš manau, čia būtų esminis klausimas. Ar visais atvejais kenkia interesui, turbūt galima būtų diskutuoti, ar kenkia, reiškia, ne. Bet pavyzdžiui, kaip mes situacija, jeigu aš dirbu, nežinau, autorizuotam, reiškia, nežinau, Toyota servise, o po, reiškia, darbo valandų sakau, žiūrėkit, čia turiu tokį garažiuką, ateikit pas mane, reiškia, tai aš matyt patenku į grėsmę tuo, kad aš galiu galbūt piknaudžiauti tuo, kad kai pas mane atvažiuoja į Toyota servis automobilį su garantija, sakau, žiūrėk, kai baigsis garantija, tai gal atvažiuok pas mane, bus pigiau. Tai manau, čia ta grėsmė turbūt yra, tai būtų vertinamos labai turbūt konkrečios, reiškia, tos faktinės situacijos. Ir dar, Rūta, koks klausimas? Jo, dar vienas klausimas yra, jeigu, pavyzdžiui, viena įmonė samdo darbuotoją, čia taip išsireikšta kaip įmonė, kuri teikia paslaugą, turbūt pasisamdo įmonę, ar ne, ir kažkoks darbuotojas yra priskirtas, kuris teikia tą paslaugą įmonėje nuo kitos įmonės. Ir sutartis yra nutraukiama. Ar ta įmonė, kuriai buvo teikiamos paslaugos, gali reikalauti to fizinio asmens darbuotojo, kuris de facto ir atlikdavo užduotis, kaip, tarkim, įmonė B, nekonkuruoti arba kitaip bandyti jam trukdyti dirbti pas konkurentus? Jeigu gerai suprantu, tai aš esu įmonė, man teikia paslaugas kažkoks išorinis konsultantas ir tai, kad nutraukia sutartis, aš turiu interesą, kad jis tada nekonsultuotų kitų verslų. Kitos įmonės darbuotojas. Sutartis sudaryta tarp dviejų įmonių, vienos įmonės darbuotojas yra priskirtas dirbti tam paslaugos gavėjui. Ir aš noriu, kad tas mane konsultavęs kitos įmonės darbuotojas nedalyvautų tame konkurenciniam versle, tai mes turbūt čia pirmiausia turėtumėm žiūrėti iš darbuotojo pozicijos, nes tai, ką įmonės gali susitarti, tai yra viena, o kaip darbuotoją mes galima turbūt įriboti jo konkurenciją šiuo atveju. Tai aš manau, kad jeigu tas darbdavys, kuris buvo įdarbinęs darbuotoją, nebuvo sudaręs nekonkuravimo susitarimo su darbuotoju, tai vadinasi, darbuotojas yra laisvas veikti šiuo atveju. Tai kad įmonės tarpusavėje susitartų ir nuspręstų, kaip kažkurios įmonės darbuotojas turėtų elgtis, aš manau, čia
išeina už jų, reiškia, galimybių įtakoti darbuotoją, tai čia matyt patarimas turbūt būtų toks, kad jeigu aš, reiškia, užsakau paslaugą iš kažkokios įmonės ir jin man atsiunčia darbuotoją ir aš noriu, kad po to tas darbuotojas kažkur nedirbtų, aš turėčiau matyt kelti tokį klausimą savo tam tiekėjui, ar jis turi su darbuotojų nekonkuravimo sutartį. Ir čia turbūt būti net komercinės sąlygos, nes galimai darbdavys net sakytų, tai jeigu tu nori, kad jis nekonkuruotų, tai gal tu man tada ką? Susitarėm, kad tu man dengsi tas išlaidas, ne? Tai be nekonkuravimo susitarimo su darbuotoju aš labai abejoju, ar čia mes galėtume kažkaip įtakoti. Ir tada, Tomai, savo patarimų gal tu gali pasidalinti. Praktikoje dažniausiai, ką renkasi darbdaviai? Konfidencialumo susitarimus, nekonkuravimo susitarimus, arba tokias interesų konflikto vengimo sąlygas darbo sutartyse, ar kur ir ką tu patartum? Tai aš manau, kad čia, nuo ko pradėjau, kad šiek tiek tie teisės aktai dabar netitiko tų realijų, nes viską maišė kortas tas kompensacijos mokėjimas už nekonkuravimą darbo santykių metu ir per tai buvo kilę neaiškumų, bet mes matom, kad teisminė praktika čia pasuko šiek tiek kitokių kelių negu kodeksas ir tą normą jau nebetraktuoja kaip kažkokią imperatyvę. Tai ką įmonės tikrai turėjo, tai konfidencialumo visos turi daugiau mažiau, ne? Nekonkuravimą kartais galvoja, kad kaip čia pasakyti, turėti, neturėti, bet man atrodo geriau turėti, nes tu jį gali įjungti ir gali neįjungti. Bet ta tema, kuri šiek tiek buvo pamiršta, gal apleista, mažai dėmesio, tai į tą interesų konflikto vengimą ir ta aukščiausio teismo nutartis mums duoda gražų pavyzdį. Aš manau, kad mes turėtumėm turėti tiek darbo sutartyje nuostatą, tiek lokaliuose teisės aktuose taisyklės, kaip mes saugom, kad darbuotojas nepatektų į tą interesų konfliktą. Ir viskas, pats paskutinis klausimas, kadangi tu sakėjai, nekonkuravimą galim įjungti ir išjungti, tai auditorija klausia, pavyzdžiui, pasibaigia darbo sutartis, nemokam nekonkuravimo kompensacijos, tai klausimas yra, ar tada nekonkuravimo sąlyga yra netaikoma ir jeigu taip, tai darbdaviui kokios sankcijos dėl to gali grėsti? Tai čia gal svarbus momentas, kuris kyla iš praktikos, yra taip, kad jeigu yra susitarimas dėl nekonkuravimo su darbuotoju, tai ta vieta būna, kad turėtų būti labai aiški komunikacija iš darbdavio, tai jisai jungia tą nekonkuravimą arba nejungia. Nes mes turim daug tokių bylų, kada darbuotojas taip sako, aš galvoju tyliu, apsimetu, kad, reiškia, ne man ta kompensacija turėtų būti mokama ir laukiu kažkokio momento, po to ateinu ir sakau, kur mano pinigai. Tai darbdavys, kur padaro klaidą, šitoje vietoje tiksliai neprokomunikuoja, kokia jo bus pozicija. Jis taiko tą nekonkuravimą, reiškia, ar netaiko. Tai aš čia sakyčiau, šita rizika yra. O kitas dalykas tai yra, jeigu jau tas nekonkuravimo susitarimas yra, tai tada pranešimo apie nekonkuravimo draudimą laikas yra svarbu, nes labai priklauso, pavyzdžiui, kokiu tu pagrindu atleidai. Jeigu aš darbuotoją atleidau naikinant pareigybę pagal 7 ir taikau, pavyzdžiui, mėnesio įspėjimą ir man darbuotojas gavęs tą įspėjimą ateina ir klausia, sako, Tomai, o tu man taikysi nekonkuravimą ar netaikysi? O mūsų susitarime pasirašyta, kad paskutinę dieną darbo santykių aš nuspręsiu. Tai man atrodo, čia darbdavys piknaudžiauja, žiūrint visą kontekstą, nes darbuotojui tas įspėjimas iš dalies ir skiriamas naujo darbo laiko paieškom. Nes man atrodo labai yra svarbu, kur man ieškotis darbo, ne. Tai antrą gal dėčiau, reiškia, tokį akcentą šitoj vietoj į tai, kada pranešti darbuotojui apie tą, sakykime, nekonkuravimą. Trečias dalykas, tai žinoma, vertinti pačių tų nekonkuravimo, reiškia, nesusitarimo turinį, ar ten yra kokybiškos nuostatos, ar tada, jeigu kils ginčas, mums pavyks ten, tarkim, prisiteis kažkokias netesybas ar panašius dalykus. Tai, sakyčiau, čia gal pagrindiniai, sakykime, aspektai, Rūta. Ačiū tau. Ačiū tau, Tomai. Judam toliau ir kita mūsų šiandienos pranešėja yra mano kolegė Asta, kuri, kaip ir Tomas minėjo, daugiau papasakos apie interesų konflikto vengimo ir darbuotojų asmens duomenų apsaugos balansą. Asta, prašau. Ačiū, Rūtelė. Taip, tai kaip Tomas minėjo, mes visą laiką kiekvieną dieną iš tikrųjų susiduriam su
tais konfliktais tarp darbo teisės ir duomenų apsaugos. Nes kartais kolegos sako, kad mums reikia tam tokių duomenų ir rinkti, nors mes matom duomenų apsaugos ekspertai, kad jų per daug. Bet šiuo atveju, kai kalbam apie interesų konflikto vengimo deklaracijas, tai, na, tokia trumpa įžanga, kad nėra taip, kad draudžiama rinkti asmens duomenis tam tikrais ar nenusistatytais tikslais. Tai, aišku, jas reikia identifikuoti ir daug kitų taisyklių laikytis, taigi tai nėra draudžiama, reikia tiesiog tinkamai atlikti namų darbus ir tinkamai susitvarkyti. Visų pirma, tai reikia atlikti namų darbus ir pasižiūrėti, pasitikrinti, kokių darbuotojų deklaracijos gali būti renkamos. Tai yra, turit prisiminti taisyklę, kad negali turėti vienos anketos ir padavinėti ją visiems darbuotojams užpildyti. Tikrai praktikoje turėjom daug atvejų, aš prisimenu didžiulę įmonę vieną, įmonių grupę, kur pateikė mūsų peržiūrai deklaracijos formą ir ji buvo, gal nesuklysiu, 14 puslapių ir kokios tik informacijos neprašė. Paskui pakalbėsim apie duomenų minimizavimo principą, bet ką noriu pasakyti, kad ta deklaracija buvo automatu tiesiog pateikiama kiekvienam darbuotojui, kuris norėdavo įsidarbinti į įmonę. Tai yra dar kandidatui, dar net nesudarius sutarties. Tai vėlgi, to negali būti. Tai turi atrinkti, labai aiškiai įvertinti darbuotojai, kurių mes prašome, ar pagal pareigas, kartais net tose pačiose pareigose dirbantis darbuotojai turi skirtingas pareigas, skirtingas prieigas prie informacijos ir sprendimų priėmimo. Todėl labai atidžiai reikia pasižiūrėti, ar iš tikrųjų mums reikia to darbuotojo interesų deklaracijos tuo tikslu, ar ne, kad išvengti to būtent konflikto. Tai tas turi būti padaryta ir tai įtvirtinta raštiškai, tas toks vertinimas, paskui pakalbėsim apie poveikio vertinimą, teisėto intereso vertinimą. Tai vat keletas pavyzdžių skaidrėje, vadovai, kažkokie, tai bus tikėtina tikrai, kad skyrių vadovai galintys priimti sprendimus, dėl sutarčių sudarimo, dėl kitus sprendimus, dėl kažkokių tai darbuotojų įdarbinimo ar projektų, tikrai tikėtina, kad gali turėti tą interesų konfliktą ir bus pagrindimas jų duomenų rinkimui. Bet pavyzdžiui, studentai, kurie neturi jokios įtakos spręsti, kokią sutartį sudaryti. Vėlgi, tai bus tik greičiausiai nepagristas toks duomenų rinkimas. Kalbant apie buhalteres, irgi gali būti, ar nepriklausomai nuo to, kokią prieigą prie tam tikros informacijos turi buhalterė, kokius sprendimus gali padaryti. Tai vėlgi, čia tik tai keletas pavyzdžių, kur jums reikėtų įsivertinti ir kadangi BDR numato tą tokį principą atskaitomybės, tai jums reikės įrodyti, kad jūs vertinot ir tai turėtų tikrai būti padaryta raštu. Apie tai, kokius duomenys darbdavys teisėtai gali rinkti deklaracijos, irgi galima būtų tiesiog atskirą 4 net valandų seminarą pasidaryti, nes, kaip minėjau, sakau, gauname iš klientų audito metu tokias formas deklaracijų, tai ko ten tik nėra. Ko tik nėra. Buvo ir tokių klausimų, kaip pavyzdžiui, ir mama ir tėtis, kur dirbo per paskutinius 10 metų, dar ten politiniai partijai kokiai priklauso. Aišku, čia kalba eina apie tuos atvejus, kai nėra aiškiai įstatyme reguliuota. Aišku, turėjau tą pabrėžti, ar ne, kad klausimų dažniausiai nekyla, kai įstatymas numato pareigą pildyti tas deklaracijas ir net ir formos yra patvirtintos, bet čia kalba eina apie tai, kai mes patys sugalvojam, kad darom tokią sistemą pas save ir darbuotojai pildo tas deklaracijas. Tai čia, sakau, tikrai yra prigalvojama labai daug. Ir kiekvienu atveju BDR sako, kad duomenų galima tvarkyti tik tiek, kiek reikia. Tai
ties kiekvienu tuo klausimu mes turim prisėsti ir pažiūrėti, ar mums reikia informacijos, kad mano darbuotojo ar kandidato mama dirbo kažkur X įmonėj prieš 10 metų, prieš 9 metus. Taip. Tai kaip mes pagrysim tą būtinybę? Ar tikrai yra čia rizika? Ar mes galime rinkti specialių kategorijų duomenis, tai yra priklausoma politiniai partijai, tam mums reikės specialaus pagrindo, ar turėsim ar neturėsim, greičiausiai ne. Tai vat tokių dalykų būna labai daug praktikoje, nes dažniausiai vienas galas nesusikalba su kitu. Vienas departamentas susigalvoja, nepasitaria su teisininkais, su duomenų apsaugos ekspertais ir tos deklaracijų formos išsigimsta. Tai reikia peržiūrėti jas ir ten turi būti tik tai, kas reikia. Gali būti, pavyzdžiui, apie artimuosius kalbant, tai gali būti sutuoktinio informacija, kur jis dabar dirba, kur akcijų turi. Tai kaip ir tvarkoja, ar ne, nes jeigu darbuotojas yra svarbus įmonėj, priima svarbius sprendimus, na ir gyvendamas su sutuoktiniu tikrai gali, ar ne, kažkokią tai veiklą sugalvoti, kuri kenktų įmonėj, tai tokia informacija gali būti tokios informacijos rinkimas gali būti pateisinamas, bet vėlgi reikėtų vertinti, ar tikrai. Tai vėlgi paskui dar pakalbėsim apie informavimo pareigą, kad visgi tą sutuoktinių turėtumėm informuoti ir suteikti jam teisę paprieštarauti. Kokia turi būti ta deklaracijų tvarkymo procedūra? Iš duomenų apsaugos pusės turime tą atskaitomybės principą, kurį jau minėjau, ir tai reiškia, kad viskas turi būti detalizuota, struktūruota ir darbuotojai turi būti supažindinti. Ką reiškia ta tvarka? Tvarka, na, toks labai platus žodis, kuris savyje talpina labai daug detalių. Toj tvarkoj turi būti ir kaip renkame, ir tikrai rekomenduojama patvirtinti deklaracijų formą. Šalia, ar ne, kaip priedas gali eiti deklaracijų formą, dėl to, kad nebūtų kažkokių nesusipratimų, kad be priežiūros būtų renkama, kam atrodo reikalinga informacija, iš tikrųjų gal nelabai. Turi būti suvaldytos prieigos teisės, pasakyta, kas turi teisę rinkti ar ne, kas išsaugoja tas deklaracijas, kas turi teisę peržiūrėti, kas privalo sunaikinti pasibaigus tam tikram terminui, nustatytas terminas, kiek laiko tos deklaracijos saugomos. Dažniausiai tų deklaracijų reikia tik tai darbo sutarties galiojimo laikotarpiu. Tai tiesiog visus tuos dalykus reikia įsivertinti ir tas žodis tvarka, nereiškia kažkokio tai konkretaus pavadinimo dokumento. Tie dalykai gali būti ir, bendroj kažkokio tvarkoj, kur terminai nustatomi, gali būti tai kažkokia asmens duomenų tvarkymo taisyklių dalis, nėra kažkokio tai reikalavimo, kad būtent turi būti tas ir tas ir tas, ar ne, iš esmės tai turi būti tinkamai apgalvotas, sudėliotas procesas, kas atsakingas, kaip tvarkoma, kas daroma su tom deklaracijom. Aišku, ir turi būti, vidiniai BDR dokumentai sudėlioti tinkamai, duomenų tvarkymo veiklos įrašai, informacinės formos. Tai namų darbai, ar ne, dar kartą, namų darbai turi būti padaryti prieš atliekant tokias operacijas. Kas dar labai svarbu yra, kadangi tai yra toks labai menkas įsikišimas į tą privatų žmogaus gyvenimą, tai vėlgi gali būti reikalingas poveikio duomenų apsaugai vertinimas, nes tai ir susijęs su darbuotojų stebėjimu iš tikrųjų, nes dažniausiai deklaracijos prašoma atnaujinti ar ne duomenis, jeigu kažkas pasikeičia, dar būna, kad tiesiog nuolatos ar ne stebima situacija, kartais ir įrankiai specialūs naudojami, taigi tikrai reikia įsivertinti, ar nereikia atlikti tą poveikio vertinimą. Ir kadangi čia kalbam apie tą tokį neprivalomą ar ne tų duomenų rinkimą, kai nėra įtvirtinta įstatyme, tai mums reikės nusistatyti tinkamą teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir dažniausiai tai bus matyti teisėtas interesas. Taigi, o teisėtas interesas reikalauja balanso, ir tą balansą mums reikės raštu įsivertinti. Ar nėra to tokio
nuokrypio nuo balanso, nuo darbdavio teisių ir darbuotojų. Ir tas teisėto intereso vertinimas, na vėlgi, kodėl aš vis raštu miniu, nes, na, prašo jo, ar ne. Jeigu netyčia koks skundas bus, tai tikrai inspekcija paprašys, ar buvo atliktas vertinimas, ar ne, kokiu pagrindu darote, tvarkote tuos duomenis. Tai tiesiog nepamirškite, ar ne, kad turi būti, jeigu tai yra teisėto intereso pagrindo atliekamos tos operacijos, tai reikia teisėto intereso vertinimo. Informavimas svarbu. Svarbu informuoti ne tik pačius darbuotojus, bet mes dažnai pamirštam, kad renkant informaciją apie darbuotojus, renkam ir informaciją apie kitus asmenis. Tai darbuotojų artimieji, jeigu yra deklaracijose. Ir tai yra svarbu. O kartais daromos tokios klaidos, kad parašoma pačioje deklaracijos formoje, kad darbuotojas įsipareigoja informuoti artimuosius apie tai, kaip įmonė tvarkys jų duomenis. Na, tai nėra kaip ir visiškai klaida, ar ne? Tai yra kaip ir įstatyminės atsakomybės perkelimas darbuotojai. Bet reikia prisiminti, kad jeigu darbuotojas tos informacijos nepateiks, tai tikrai ne darbuotojas atsakys. O atsakys darbdavys administracinė tvarka, nes darbdaviui kaip duomenų valdytojui yra pareiga informuoti asmenis apie tai, kaip jis tvarko asmens duomenis. Taigi net jeigu ir tai tokia nuostata bus toj formoj, tai tikėtina tikrai darbdaviui nepavyks išvengti atsakomybės dėl netinkamo informavimo. Kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu, turime nepamiršti, kad mes turime suteikti galimybę asmenims paprieštarauti, kad tie duomenys būtų renkami. Tai tiek darbuotojui, tiek darbuotojo artimiesiems turime suteikti tą teisę prieštarauti. Galbūt darbuotojas ar artimasis pasakys, ne, čia informacijos per daug ir aš prieštarauju. Ir tai nereiškia, kad jūs turėsit sulikta diena nutraukti tą duomenų tvarkymą. Jūs tada turėsit įsivertinti, atlikti papildomą vertinimą, kiek yra pagristas tas prieštaravimas. Bet čia vėlgi tik tada, jeigu tas prieštaravimas yra pareiškiamas. Ir tą prieštaravimą įsivertinus pamatysit, ar vis dar gali tvarkyti ar ne. Ir labai dažnai būna, kad vis tiek galite, nes jeigu būna tinkamai apgalvoja formas, jeigu nerenkat perteklinių duomenų, ir jeigu specialių kategorijų duomenų nerenkat, kas reikalauja iš savęs atskiros išimties, o jos labai dažnai nėra. Nes pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie, jūs labai gnieti paklausti, ar priklauso politiniai partijai kandidatas arba darbuotojas, arba jo artimasis ar ne. Deja, turim čia specialių kategorijų asmens duomenis ir mums reikia išimties, kad galėtumėm tvarkyti. Viena iš išimčių galėtų būti sutikimas, bet aš manau, jį tai būtų lengva nupūsti kaip 2x2 tokį darbuotojo sutikimą, o kažkokių kitų pagrindų, jeigu tai nėra įstatyminė prievolė, nelabai yra. Tai vėlgi, tai tikrai su specialių kategorijų asmens duomenimis, tikrai reikėtų būti labai atsargiems. Ir kas dar koks esminis momentas, tai kad prie tų deklaracijų, kaip jau minėjau, nekartą turi būti labai ribota prieiga. Tik tai tvarkoj paskirti asmenys turėtų teisę susipažinti su ta informacija. Ir pabaigai tiesiog tokios išvados, ar ne, kad jeigu jums reikia iš darbo teisės pusės, iš darbo santykių pusės rinkti tą informaciją apie tuos interesus darbuotojų ar kandidatų, tai galima daryti, bet reikia atlikti eilę žingsnių. Įsivertinti, koks yra pagrindas, įsivertinti pareigybės, ar ne per daug duomenų renkama, pasirengti tinkamus vidinius dokumentus, tinkamas informavimo formas ir pačias deklaracijų formas. Ir pirmin, nes iš duomenų apsaugos pusės tikrai nėra kažkokių nepagristų draudimų, yra tik protingi reikalavimai viską apgalvoti ir nerinkti per daug. Tai Rūta, aš tada baigiau, ar yra kažkokių klausimų iš tos temos? Ačiū tau labai, Asta. Taip, turim keletą klausimų. Pirmasis. Taip, tikslas yra pamatyti darbuotojų sąskaitų išrašus, ar negauna pajamų vykdydamas konkurencinę ar interesų konflikto veiklą. Ar įmanoma tokį duomenų rinkimą pagrįsti? Kaip tu manai? Aš tokia gal,
šiaip labai nemėgstu to kategoriškumo, bet šiuo atveju man ta tokia nuojauta iš duomenų apsaugos pusės, kadangi tikrai jau seniai labai dirbu ir kasdien dirbam su tuo, tai ta nuojauta tokia nes tai būtų pernelyg ar nedidelis įsikišimas į tą privatų žmogaus gyvenimą, nes tai yra jau labai jautrus duomenys. Iš tikrųjų, Europos duomenų apsaugos valdyba finansinius darbuotojų duomenys laiko labai jautriais. Ir aš manau, kad tai labai didelis įsikišimas yra, bet vėlgi, kokia yra svarba to, ar ne? Kokia įmonės veikla, kokius sprendimus priima, gal jau buvo anksčiau kažkokių to darbuotojų pažeidimų, bet mes jį laikom. Reikėtų atlikti tą teisėtų interesų vertinimą ir tik tada būtų galima pasakyti. Bet iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad to balanso neatlaikytų, bet reikėtų pasižiūrėti. Ačiū tau labai, Asta. Dar vienas klausimėlis. Kaip tu siūlytum informuoti darbuotojo artimuosius apie jų asmens duomenų tvarkymą? Tai aš tikrai manau, kad reikėtų padaryti tokiu būdu, kad toj deklaracijų formai mes paprašytumėm elektroninio pašto artimojo darbuotojo ir tada mes išsiųstumėm nuorodą į privatumo politiką, ar ne, darbdavio, kurią skelbtumėm viešai. Nors šiaip yra tokia pozicija, kad ir Europos duomenų apsaugos valdybos ir kitų priežiūros institucijų, kad sakoma, kad tu neprivalai papildomų duomenų rinkti vien tikslu informuoti duomenų subjektus, bet šiuo atveju tose deklaracijose renkami tikrai gan tokie labai asmeniniai duomenys ir gali būti ir jautrus duomenys apie tai, pavyzdžiui, kiek sutuoktinių akcijų ten priklauso, kur jisai turi, ar ne, tų akcijų, jeigu tikrai pasigridžiam, kad tikrai reikia. Tai šiuo atveju gali būti per daug didelis įlindimas ir tikrai tas papildomo elektroninio pašto, kad informuoti ir suteikti teisę paprieštarauti, būtų pagrįstas. Tai taip ir rekomenduočiau padaryti tiesiog tose deklaracijų formose arba atskirai ar ne kažkur paprašyti elektroninio pašto adreso ir informuoti tam būtent darbuotojo artimą ir suteikti jam galimybę paprieštarauti. O Asta, ar gali darbuotojas nepateikti duomenų, jeigu darbdavys nepateikė informacijos apie duomenų tvarkymą? Tai čia iš darbo teisės jūs turėtumėte atsakyti, nes nes jau tada atsakomybė darbdavio pagal darbo teisės nuostatas, jeigu tu nepateiki. Bet iš duomenų apsaugos pusės, tai bus akivaizdus BDR pažeidimas, jeigu tu nepateiki informacijos, ar ne. Tai vat, ir tu renki tą informaciją, jau kažkokią tai savo. Jeigu tu dar nesurinkai informacijos, bet pasakai, kad tau reikės užpildyti deklaraciją ir tada darbuotojas atsisako, tai tokiu atveju nebus, bet jeigu jau tu renki ir neinformuoji, tai tikrai bus. O sankcijos, kokios gali būti praktikoje tokio, pavyzdžiui, neteisėto rinkimo darbdaviui? Aš kol kas skelbiamų kažkokių tai tokių žymesnių bylų nebuvo, ar ne, tokios situacijos man žinomos tikrai nesu mačiusi, kad už tai paskirtų, bet apskritai, kas liečia darbuotojų duomenų rinkimą, tokį perteklinį, tai norėčiau pailiustruoti Vokietijos H&M bylą, kur ten milijoninė bauda buvo paskirta darbdaviui, H&M parduotuviai, kur jį rinko labai daug informacijos apie darbuotojus, jų įvertinimo tikslų. Aišku, tai nebuvo interesų kažkokios deklaracijos, bet tikrai nemažai asmeninės informacijos, pavyzdžiui, kur buvo kai buvo atostogose, netgi tokią informaciją, pavyzdžiui, rinkdavo, kad slaugė artimąjį. Ir tai rodo, kad tos jautrios informacijos rinkimas apie darbuotojus tikrai gali grėsti dideliam sankcijom ir milijoniniam, kaip H&M atveju.
Tai vat priklausomai nuo to, ką jūs rinksit, kokią informaciją rinksit ir koks pažeidimas. Na, jeigu tai tik ne informavimo pažeidimas, tai yra informavimo ar ne pažeidimas, tai tikėtina, kad ta bauda gali nebūti tokia didelė. Bet jeigu ten jautrus duomenys, kažkokia specialių kategorijų, vėlgi galim kalbėti apie didesnį. Na, Lietuvoje, aišku, tų milijoninių tokių baudų iš vis, na, tik Vinted, kuri šiaip vadinčiau tarptautinė ar ne bauda, tai nėra, o tokia grinai nacionalinė, tai 110 000 eurų maksimali. Tai vat įsivaizduokit maždaug, jeigu tai tik nacionalinė, tik vienos jurisdikcijos bus byla, tai, na, tokia praktika ir yra, bet aišku, niekada nežinai, kada jinai gali pasikeisti. Tai maksimumai pagal BDR yra tikrai didžiuliai, tai fantazija vietos yra. Asta, dar truputį vienas klausimas dėl stebėjimo darbuotojų, ar ne? Klausimas yra, kokia būtų tavo nuomonė apie naujausią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, kuomet buvo tikrinamas darbuotojo susirašinėjimas, įtariant, kad jis galimai vykdė korupcinę veiklą. Ar tai gali būti prilyginama interesų konfliktui? Čia gal labiau iš stebėjimo pusės, ar ne? Darbuotojo susirašinėjimo. Gal iki galo klausimo nelabai supratau, iš tikrųjų prisipažinsiu. Tai ar tai interesų konfliktas, korupcija ir interesų konfliktas, mano manimu, yra skirtingi dalykai, ar ne? Tai vėlgi reikėtų tiesiog patikslinti klausimą. Jo, tai dar paprašysim auditorijos dalyvio, kuris uždavė, jeigu galite, patikslinkite, mes galėsim grįžti. O aš tada dar tokį paskutinį tau klausimą ir jau paleidžiu turbūt šitam kartui. Tau praktikoje dirbant dažnai tenka susidurti, kad privačiam sektoriui tos deklaracijos yra prašomos darbuotojų užpildyti. Labai dažnai. Jeigu taip pat auditorijoje kas nors galvotų, kad galbūt reikia pabandyti po šito webinaro. Labai dažnai, iš tikrųjų, ir kas labai sveikintina, nes kai ateina su savo klientai parengtais dokumentais, mes matom užprognozuotus ginčius ar ne ir administracinės procedūras, nes tikrai pernelyg daug renkama, neatlikti vertinimai reikalingi, nesurikiuotos tos prieigos teisės tinkamai. Tai nemažai iš tikrųjų klaidų daroma ir dar ką dar pastebim, kad ir skundų iš kitos pusės yra tikrai nemažai. Tai yra, klientai ateina ne tik susizgribę, kad čia kažkas gal pavojingesnio ir reikia, kad teisininkas peržiūrėtų, bet jau ateina ir su tokia informacija, kad žiūrėkit, gavome skundą iš darbuotojo, sako, kad nepatenkintas ir skųs Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Tai tokie dvejopi pavedimai iš klientų būna ir tai tikrai yra ta jautri sritis, kurią tiesiog reikia tinkamai susitvarkyti. Ir viskas, paskutinis patikslintas tas klausimas, tai vis tik tikrai dėl duomenų stebėjimo, ar aš kaip darbdavys galėčiau stebėti darbuotojo susirašinėjimą, jeigu aš apskritai įtariu, kad jis gali būti pakliuvęs į interesų konflikto situaciją, ar ne? Ir jeigu taip, tai kokius aš namų darbus turėčiau pasidaryti? Čia jau aš pati pridedu šitą klausimą. Labai gerai, tada ačiū, kad patikslinot. Tai žinokit, dėl stebėjimo reikėtų tada atskirai pasidaryti poveikio vertinimą ir iš anksto informuoti darbuotojus. Nes tokių ad hoc aš nieko nesu susitvarkęs, taisyklėse pas mane nėra galimybės stebėti ir aš įtariu ir dabar peržiūrėsiu. Tokių negali būti, ar ne? Nes tikrai tai greičiausiai bus pažeidimas, nebent išimtiniais atvejais pagal teismų praktiką galima neinformavus ten ir vaizdą stebėti, ir apskritai darbuotojus, tai turi būti labai išimtinis ten kriminalinė veikla kažkokia. Paprastai aš turėjau prieš tai būti pasidaręs poveikio vertinimą, turiu taisyklės, kada aš tai peržiūriu, kas renka informaciją, kaip aš pateikiu darbuotojams susipažinti, darbuotojai gali savo nuomonę pateikti dėl surinktos medžiagos, kiek laiko saugo, kokiais tikslais, viskas iš anksto turi būti apgalvota ir čia yra kaip ir
atskiras ar ne, nu, arba galima kartu visą paketą ar ne vertinti ir stebėjimą, ir interesų deklaracijų rinkimą, bet tai yra, na, irgi tas dalykas, kur tikrai turite atkreipti dėmesį, tas stebėjimas jau visada darbuotojų stebėjimas reikalaus poveikia vertinimo. Tikrai, jeigu, sakykime, dar interesų deklaracijos nelaikoma ar ne, gali būti tam tikrais atvejais nelaikoma tuo stebėjimu, bet jeigu jau peržiūrim komunikaciją, visada bus. Tai irgi panašius namų darbus reikia atlikti. Labai ačiū tau, Asta, už tavo įžvalgas. Tikrai, manau, naudinga bus kiekvienam šiandien prisijungusiam. Tai dėkoju tau, o mes tada judame toliau ir truputį nuo šitos interesų konflikto, nekonkuravimo, balanso susijusio su darbuotojais peršokame į kitą, susijusio su partneriais, tiekėjais, klientais. Ir aš kviečiu pasidalinti skaidrėmis ir įsijungti mikrofoną savo kolegą Vaidą. Tai Vaidai, tavo scena ir klausomės tavęs. Jo, sveiki visi. Tikiuosi mane girdite, su Vaidas Mackonis, Vaidant partneris. Aš čia beklausydamas kitų kolegų šiek tiek nuo kito galo pradėsiu, negu planavau. Tai aš girdžiu, kaip iš tiesų, ir tai yra susijęs su tuo, apie ką aš šiandien kalbėsiu, kaip yra svarbi turbūt ta teisinė pagalba ir kasdienė higiena, nes dažnai susiduriam su bylomis, kai klientai pageidauja, sakykime, užkurti bylą dėl buvusių darbuotojų ar verslo partnerių tam tikrų nesąžiningų veiksmų tyrimo, ir turime problemą tą, kad matom, kad toks gaunasi daugiau turbūt noras iš ambicijų negu iš realios situacijos vertinimo, vien dėl to, kad nesutvarkyta dokumentacija ir trūksta elementariai tos mėsos medžiagos įrodymams. Tai vėlgi aš kviečiu nevengti naudotis teisės ekspertų paslaugomis ir vertinčiau tai kaip investiciją į ateitį ir ramesnį gyvenimą. Manogi turbūt auditorija tikslinė būtų turbūt tie sąžiningi verslo subjektai, nors turbūt kartais tenka atstovauti ir ginti, tačiau aš prezimuočiau, kad visgi tas verslas yra skaidrus ir sąžiningas ir kelias yra pasirinktas teisingas. Bylų niekam nelinkiu, tačiau gyvenimas toks, kad jos nutinka. Ir norėčiau pažymėti, kad tokio pobūdžio bylos yra sudėtingos ir brangios. Taip kad geriau rekomenduočiau vėlgi grįžtant į mano įžangą, geriau susitvarkyti viską, naudojantis profesionalią teisinę pagalbą, kad to nereikėtų apskritai daryti. Kita vertus, kaip minėjau, tai nutinka ir šiandien aš norėčiau pakalbėti apie įrodymus ir įrodinėjimus nesąžiningos konkurencijos bylose. Nesąžiningos konkurencijos bylose itin svarbu vaidmenį, turbūt kaip ir visose bylose atlieka įrodymai. Pati byla, kaip žinia, konstruojama iš faktinių aplinkybių, iš materialinės teisės, kuria yra grindžiamas reikalavimas ir, aišku, viso paketo įrodymų, kuriais siekiama įtikinti teismą, kad buvo padarytas pažeidimas. Tai aišku, ir nuo tų surinktų įrodymų pobūdžio, jų stiprumo, jų svorio priklauso bylos baigtis. Nesąžiningos konkurencijos bylos paprastai grindžiamos nepagristais, nesąžiningais verslo subjektų veiksmais, tai pavyzdžiui, buvusių darbuotojų konfidencialios informacijos atskleidimu ar klientų perviliojimu. Tokiose bylose tiesioginių ir akivaizdžių įrodymų beveik nebūna, todėl teismai privalo dažniausiai remtis netiesioginiais faktiniais duomenimis.
Civilinio proceso kodeksas numato, kad įrodymų vertinimas vyksta pagal teismo vidinį įsitikinimą, be išankstinio reikalavimo konkretiems įrodymams. Dėl to nesąžiningos konkurencijos bylose yra taikomas žemesnis įrodinėjimo standartas. Tai yra netiesioginiai duomenys sudarė įtikinamą aplinkybių visumą, kuri gali įrodyti pažeidimą. Kokiegi dažniausiai yra bylose renkami įrodymai ir teikiami teismui siekiant įrodyti neteisėtus veiksmus ir nesąžiningą konkurenciją. Tai dažniausiai tai būna darbuotojų judėjimo duomenys, kas yra informacija apie darbo sutarties nutraukimo priežastis, darbuotojų pasitraukimo laiką ir jų perėjimą pas konkurentą. Pavyzdžiui, labai trumpas laiko tarpas tarp atsisveikinimo su įmonė ir naujų pareigų pas konkurentą. Arba kelių patyrusių darbuotojų vienu metu nutekėjimas į konkuruojantį verslą taip pat gali būti laikomas netiesioginiu požymiu. Kitas paketas tai yra konfidencialios informacijos perdavimas, tai tie patys elektroniniai laiškai ir dokumentai. Čia yra svarbus įrašai, paieškų žurnalai, atsisiuntimų istorija, įrodymai ar darbuotojai persiuntė įmonės duomenys į savo asmeninį paštą arba įkrovė juos į laikmenas asmenės. Pavyzdžiui, darbuotojas dar dirbdamas įmonėje galėjo siųsti klientų sąrašus ir verslo planus savo ar kitam asmeniui. Tokie atvejai yra vertinami itin rimtai. Taip pat įmonės dokumentai ir sutartys, klientų partnerių sutartys, pirkimo pardavimo aktai, kainoraščiai, šie dokumentai parodo, ką iš tiesų žino ir galėjo panaudoti konkurentai. Ypač svarbi yra klientų duomenų bazė ir jos turinys. Jei klientų vardai ar kontaktai buvo surinkti investavus daug laiko, tai jis galima vertinti taip pat kaip komercinę paslaptį. Taip pat pardavimų bei klientų srautų analizė, apskaitos duomenys, verslo statistika leidžia palyginti, kas nutiko po nesąžiningų veiksmų. Staigus pardavimų sumažėjimas, taip pat dalies klientų migracija pas konkurentą ar nukreiptas klientų susidomėjimas. Tai taip pat yra netiesioginiai įrodymai, galintys patvirtinti žalą ir jos priežastinį ryšį su atsakovo veiksmais. Netiesioginė įrodymo logika leidžia atsekti, kad, pavyzdžiui, darbuotojo perėjimas pas konkurentą sutapo su jo dalies klientų perėjimu pas jį. Vaizdo ir garso įrašai, stebėjimo kamerų, darbo vietų įrašai ar slapti fiksavimai gali parodyti asmens elgseną, pavyzdžiui, neteisėtų duomenų kopijavimą, susitikimus su konkurentų atstovais ar reklaminę veiklą darbo metu. Konfidencialumo susitarimai ir apsaugos priemonės. Tai teismo dėmesį patraukia ir pats įmonės pasiruošimas saugoti paslaptis. Pavyzdžiui, jei darbuotojai turi rašytinės konfidencialumo sutartys, įmonėje yra sudarytas apsaugotinos informacijos sąrašas ar taikomos IT prieigos kontrolės priemonės, tai liudija, kad informacija buvo svarbi ir saugoma. Toks dokumentumas gali sustiprinti bylos pradžią ir taip pat įrodo informacijos konfidencialumą. Dar aš norėčiau paminėti, čia daugiau kalbėjau apie civilinio proceso kodeksų procesą, tačiau iš mano patirties yra buvę atvejų, kaip žinia, yra ir baudžiamojo kodekso straipsnis apie komercinės paslapties atskleidimą. Kiek atsimenu, tai yra 211, nors baudžiamoji teisė tai yra visiškai ne mano specializacija, tačiau savo praktikoje turėjau atvejį, kuomet buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir ten vėlgi tam, kad pradėti turbūt kartais užtenka pareiškimo, čia kaip tyrėjas ar prokuroras pasižiūrės, bet siekiant, kad jis ten įsivažiuotų, vėlgi turi būti įrodoma didelė turtinė žala, kuri, kiek pamenu, siekia nuo 400 iki 900 MGL. Tai buvo įdomi patirtis, nes kiek kalbėjau su kolegos nelabai tikėjo, kad apskritai tas procesas gali prasidėti, bet jisai prasidėjo. Ir įdomiausia yra tai, kad eigoje to baudžiamojo proceso
ta situacija savaime išsisprendė, nes vėlgi tai supaprastina tą patį įrodymų rinkimą, todėl kad pats tyrėjas apklausia reikiamus asmenys, renka duomenis ir taip toliau. Žodžiu, įdomu tai, kad teko atstovauti didelę tarptautinę įmonę ir po visų šitų, nes ir perviliojo darbuotojai. Ir kita didelė tarptautinė įmonė baigėsi tuo, kad ten buvo atleistas vadovas ir tas darbuotojas ir kažkaip tos žalos daug pridaryta nebuvo. Ir išsisprendė visiškai be jokios civilinės bylos, kas turbūt sutaupė ir laiko, ir pinigų. Bet čia toks, nežinau, gal tai išimtinis atvejis, bet vėlgi, kadangi aš tą turėjau savo praktikoje, tai aš norėčiau tai taip pat paminėti. Kaip dabar vyksta tas pats įrodinėjimo procesas ir kokios yra pareigos. Bylos metu įrodinėjimo pareiga pagal bendrą taisyklę priklauso ieškovui. Tai reiškia, kad jam reikia pateikti pakankamai faktų, kad pagrįstų teisinius reikalavimus. Ir tai reiškia, kad ieškovas turi įrodyti ne tik patį nesąžiningos konkurencijos faktą, bet ir patirtų nuostolių dydį ir priežastinį ryšį su atsakovo veiksmais. Tuo tarpu atsakovas įrodinėdamas priešingus faktus gali pateikti savo įrodymų, pavyzdžiui, duomenų, kad veikla buvo teisėta ar informacija vieša. Specialiai konkurencijos teisės atvejams Lietuvos aukščiausias nesąžiningos konkurencijos atvejams Lietuvos aukščiausias teismas paaiškino, kad komercinės paslapties atveju atsakovui padarytą žalą lemiančią informacijai konfidencialumo požymius įrodyti turi ieškovas. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, kai ginčas susijęs su klientų duomenų baze, būtent ieškovas turi įrodyti, jog tie duomenys buvo jo surinkti įmoniai naudingai ir saugotini, o konkurentų juos gauti kitokiu būdu, kaip sąžiningai yra sudėtinga. Tuo pačiu teismas privalo patikrinti, ar ginčo informacija apskritai gali būti laikoma konfidencialia, tai yra, ar ji nėra viešai prieinama ir ar nepriklauso vien darbuotojų turimai įgūdžių sričiai. Įrodymų vertinime neatliekama formalus taip ar ne skaičiavimas. Teismas visus surinktus duomenis svarsto kartu pagal CPK vidinio įsitikinimo principą. Taigi netiesioginiai faktai susidėlioja į pagrįstą priežasčių ir pasekmių visumą gali sudaryti pakankamą pagrindą spręsti ieškinį pagrįstų. Teismų praktika ir teismų praktikos vertinimai, kągi jie sako. Lietuvos teismai nuolat pabrėžia šių bylų specifiką. Kaip minėjau, tai yra įrodinėjimo prasme sudėtingos ir laikui imlios ir brangios bylos. Tai pavyzdžiui, Kauno apygardos teismas yra pažymėjęs, kad reikalauti tiesioginių įrodymų būtų pernelyg griežta, nesąžiningos konkurencijos bylose dėl specifinių aplinkybių. Iš esmės dažniausiai teismui tenka remtis netiesioginiais įrodymais. Tačiau konkrečioje byloje nustatyta, jog ieškovė nepateikė pakankamai faktinių duomenų ir teismas negalėjo ir neturėjo nustatyti, kokie konkrečiai duomenys sudarė komercinę paslaptį ir koks buvo jų vertingumas. Tad netiesioginiai įrodymus buvo surinkta neužtektinai ir neužteko tam, kad būtų konstatuotas pažeidimas. Ir taigi tai iliustruoja, kad nors kreipiantis į teismą vertinamos ir silpnesnės aplinkybės, vis tiek būtina detalizuoti ir aiškiai įvardinti visą ginčo objektą ir sukonstruoti visą įrodymo visumą. Praktikoje matomi ir konkretūs precedentai. Pavyzdžiui, Lietuvos aukščiausiojo teismo vienoje iš bylų buvo nagrinėjamas klausimas, ar duomenys apie ieškovės klientus yra komercinė paslaptis. Ir Lat išaiškino, kad dalis su klientais susijusios informacijos, pavyzdžiui, bendri darbo metodai, derybų būdai gali būti neatsiejama nuo darbuotojų įgūdžių ir negali būti ribojama konfidencialumo susitarimu. Ir svarbiausia, teismas pabrėžė, jog informacija laikytina saugotina ir konfidencialia komercinė paslaptimi, tik jie atitinka įstatymę numatytus požymius. Pavyzdžiui, nėra viešai prieinama, nėra darbuotojo įprastų žinių dalis. Ir būtent šį slaptumą turi įrodyti ieškovas. Įvertinus šios aplinkybės, Lat panaikino apeliacinės instancijos teismo sprendimą, panaikino dalį baudų ir grąžino bylą dalinai spręsti iš naujo, o sprendimo dėl žalos atlyginimo dalį paliko galiojančiai.
Kitoje byloje ieškovė skundėsi buvusios darbuotojos veikla, atsakovė atleista už komercinės paslapties atskleidimą, ji kartu su bendrininku įsteigė konkuruojančią įmonę ir perėmė verslo modelį, darbuotojus bei dalį klientų. Ir tuomet LAT nurodė, kad ieškovai, reikalaujančiam atlyginti neteisėtai gautą naudą iš tokios veiklos, tenka įrodyti atsakovo gautą bendrąjį pelną, o atsakovui įrodyti, kad šio pelno dalis yra teisėta. Be to, teismas konstatavo, jog netiesioginiai nuostoliai turi būti skaičiuojami pagal tai, kiek papildomų pajamų atsakovas gavo pasinaudodamas paslaptimi, o reikalaujant atlyginti išlaidas komerciniai paslapčiai sukurti privaloma pateikti įrodymus, kad šios sąnaudos susijusios su paslapties kūrimu ir saugojimu. Taigi, šių precedentų esmė, kad teismai visapusiškai vertina tiek pateiktus tiesioginius faktus, tiek stebi nuo paaiškėjusios komercinė informacija apsaugos nutekėjimo ir jos apsaugą priemonių buvimą. Ir jei informacija yra vieša arba kasdienio darbo patirtis dalis, jos apskritai nereglamentuoja konfidencialumo taisyklės. Taigi ir teismų praktikoje nuosekliai reikalaujama, kad įrodymuose būtų ne tik pažeidimas, bet ir aiškus, pamatuotos konfidencialios ir saugomos informacijos turinys ir jos panaudojimas. Dar aš ypatingai norėčiau atkreipti dėmesį, kad visais atvejais turi būti įrodyta žala. Tai va, tas žalos įrodymas yra pakankamai sudėtingas. Jeigu, aišku, ten yra įsteigiama kažkokia paralelinė įmonė, tai vėlgi primityviai galima imti pagal jos ten buhalterinius duomenis ir skaičiuoti pelną. Kitigi variantai vėlgi yra eiti per savo buhalterijos duomenis, žiūrėti ten pajamų mažėjimą, klientų nutekėjimą, galbūt kartais bendrauti su klientais, kai kurie klientai galbūt irgi kartais sutinka liudyti teisme, pasakoti apie tai, kaip juos ten vilioja. Na tai va, tai čia yra toks irgi labai svarbus aspektas, kad turtinės žalos arba apskritai žalos buvimas yra vienas iš būtinų elementų siekiant įrodyti, kad buvo atlikti nesąžiningos konkurencijos veiksmai. Kokiegi būtų praktiniai patarimai verslui, kaip išvengti tokių situacijų, tai siekiant sumažinti nesąžiningos konkurencijos riziką ir pasirengti galimiems ginčams, kaip minėjau, nelinkiu, bet gyvenimas toks, kad jų gali būti, žmonės yra žmonės, jie dažnai susigalvoja visokių dalykų, tad verslui rekomenduočiau rinkti ir saugoti šios duomenis. Tai yra komercinių paslapčių identifikuoti komercinės paslaptis. Įmonės veikloje dažnai naudojami klientų sąrašai, kainodaros duomenys, technologiniai sprendimai ir vidiniai procesais, kurie gali būti priskiriami toms komercinėms paslaptims. Ir tokią informaciją paprastai reikia įtvirtinti per vidaus dokumentus bei darbuotojams taikomus konfidencialumo susitarimus, kuriuose būtų naudojamos saugotinų duomenų kategorijos. Šie dokumentai tampa reikšmingi įrodinėjant pareigą saugoti informaciją. Taip pat prieigos kontrolė ir duomenų apsauga įmonėse taikomas turėtų būti įvairios techninės ir organizacinės priemonės, prieigos ribojimas, duomenų šifravimas, veiklos žurnalai, stebėjimo įranga. Tokias, aišku, tai visą tai turėtų būti daroma teisėtai, atsižvelgiant ir turbūt prieš tai skaitytą mano kolegės pranešimą. Tokias priemonės leidžia kaupti duomenis apie tai, kas kada ir kokiu būdu naudojasi vidinę informaciją. Ir esant ginčui, šie duomenys padeda nustatyti galimus pažeidimus ar bandymus neteisėtai pasisavinti informaciją. Taip pat darbuotojų išėjimo valdymas, pasibaigus darbo santykiams organizacijoje taikomos rizikos mažinimo procedūros, tai yra prieigos teisių peržiūra, informacijos apribojimas, įgyvendinimas prevencinės priemonės, jei pastebimas netipinis darbuotojų judėjimo pobūdis. Ši praktika taip pat padeda sumažinti riziką dėl galimo duomenų pasisavinimo. Tada pardavimų ir klientų pokyčių stebėsena, tai yra nuolatinis dėmesys klientų aktyvumui, sutarčių tęstinumui ar pardavimų dinamikai. Tai taip pat padeda laiku pastebėti netikėtus svyravimus, kurie gali būti siejami su nesąžininga konkurencija. Tokiais atvejais yra renkami verslo duomenys dažnai tampa reikšmingi netiesioginiam žalos pagrindimui.
Na ir, ką minėjau pradžioje, tai teisinė pagalba. Sudėtingesnė situacija dažnai reikalingas išankstinis teisinis vertinimas ir ta specialisto pagalba leidžia išgryninti poziciją, vertinti, kokie duomenys gali būti panaudoti įrodymas, bei užtikrinti procesų dokumentų atitikimą teismo praktikai. Bet vėlgi čia turbūt norėčiau pabrėžti tą pačią higieną, tai reiškia, kad investuoti į tvarkingą dokumentaciją ir visų procesų įgyvendinimą, kurie reikalingi tam, kad prevenciškai apsisaugoti ir maksimaliai minimizuoti apskritai bylų atsiradimą. Ir apibendrinant, verslui svarbu suplanuoti informacijos saugojimą ir dokumentų tvarkymą dar prieš ginčą iškilus, na tai va tai, ką aš ir paminėjau, tinkamai surinkti ir paruošti įrodymai, tai yra vėlgi pasikartosiu konfidencialumo sutartys, apskaitos duomenys, komercinės paslapties inventorius ir panašiai padidins galimybės laimėti bylą arba gauti palankų sprendimą. Vėliau, ieškant pagalbos teisme, bus daug lengviau įrodyti, kad prarasta nauda iš tiesų kyla ne dėl natūralaus verslo svyravimų, o dėl konkuruojančių veiksmų, ypač jei teismas matys, kad informacija buvo sistemingai saugoma ir tiksliai įrodyta kaip konfidencialiai. Taigi, kartais būna didelės ambicijos, bet kada peržvelgi, ką mes galim padėti ant stalo, nelabai kas yra. Taip kad, manau, kad iš to viso galima pasidaryti tam tikras išvadas. Ačiū uždėmesi. Ačiū, Vaidai. Ačiū, turiu klausimų tau. Kaip tik tu kalbėjai apie prevenciją. Tai, žiūrėk, gal tu turėtum kažkokių tai patarimų, ką mes galėtumėm pasiūlyti, ar ne? Siekiant nepažeisti konkurencijos įstatymų ir klientų konfidencialios informacijos, vedant dėrybas su partneriais. Čia gal ne tik iš darbuotojų perspektyvos, tačiau iš vieno subjekto gautos informacijos neatskleidimo trečiam subjektui kampo, pavyzdžiui, klientui kažkokiam kitam, ar ne? Vat kokiom tu praktiniam įžvalgom galėtum pasidalinti? Na, vėlgi, pirmiausia, turbūt taip primityviai, praktiškai žiūrint, nuo ko aš pradėčiau, tai nuo revizijos visos turimos dokumentacijos, na tai turbūt tai būtų susiję, čia aš vis tiek daugiau iš procesų pusės kalbu, bet susijęs tam tikrais materialinės teisės aspektais, na tai vėlgi tai turbūt ta pati darbo teisė, duomenų apsauga, kiti dalykai, na tai va tai yra pirmiausia, tai yra revizija dokumentų, ar apskritai jie yra, jų nėra, ko trūksta, peržiūrėti tai, kas yra ir va sutvarkius visą tą dokumentaciją, tada jau galima būtų spręsti apie saugiklių visų tų maksimaliai sudėjimą. Ir va tam mes esame reikalingi, nes, konkrečiai čia negali dabar kažkokią atveju paminėti, nes aš daugiau kalbėčiau apie tokius vėlgi pasikartoju pačią bendrą higieną, kuri leidžia, maksimaliai susidėlioti saugiklius, kad apsisaugoti apskritai preventyviai nuo galimai kilsiančių ginčų ateityje. Tai vat tada klausimas dar irgi šalia, ar ne, toksai jau apie tokį darbuotojo gal viliojimą. Sako vienas auditorijos dalyvis, turim sutartyse su subrangovais tokią nuostatą, kuri yra skirta saugoti subrangovo darbuotojus, ar ne, kad užsakovas įsipareigoja visos sutarties galiojimo metu ir kažkiek laiko po to, po pabaigos tiesiogiai ir netiesiogiai naudojantis susijusios įmonės asmenimis ar trečiaisiais asmenimis, paslaugų teikėjo darbuotojais, tų darbuotojų neviliot, ar ne? Ir tada yra bauda kažkokia tai numatyta. Tai ar paties, pavyzdžiui, darbuotojo kreipimasis į tą kitą įmonę nebūtų laikomas viliojimu, kaip tu manai, iš konkurencijos teisės pusės, ginčų pusės, ar ne, jeigu aš pats kreipiuosi? Aš manau, kad priklausytų nuo to turbūt, kiek tas darbuotojas būtų informuotas apie tokį susitarimą ir kiek jisai sutiktų ar nesutiktų, nes, turbūt jis irgi turi būti trauktas. Aš tai žiūrėčiau per tą prizmę, nes, o jeigu darbuotojas net apie tai nieko nežino, įmonė susitarė, tai toks įrodymas mano galva būtų niekinis, bet jeigu darbuotojas buvo apie tai tinkamai informuotas, tai manyčiau, kad tai galėtų būti taikoma. Super, Vaidai, ačiū tau labai.
Ačiū tau, Prašom. paleidom tave. Ačiū. Ir prie paskutinės šiandienos pranešėjos mes keliaujam, aš kažkaip klausiausi šiandienos visų pranešimų ir galvoju, Lina bus tokia vyšnia ant torto šiandieną, taip pabaigai mum su savo tema apie konkurenciją ribojančius susitarimus darbo rinkoje. Ir dar, Lina, prieš pradedant tau pranešimą skaityti, tą vat klausimą irgi tokį patį norėčiau užduoti, ką tu manai kaip konkurencijos teisės ekspertė, kokį vat mes gal receptą, patarimą kažkokį tai galėtumėm duoti dėrybose vykstant tarp įmonių, su partneriais ar ne, kažkokiais tai tiekėjais, kaip pasistengti neatskleisti kažkokios tos konfidencialios informacijos, kad paskui neprisidaryti savo kažkokių tai neigiamų padarinių, kad kiltų jie žalos kažkokios tai. Ką tu manai prieš pradedant? Sveiki visi. Ačiū Rūta už klausimus. Noriu tik pasitikrinti, ar girdžiu, ar girdite mane ir ar matote. Ir girdim, ir matom. Tai mano turbūt visas pristatymas bus skirtas konkurencijos teisei, nes mano pagrindinės sritis yra konkurencijos teisė ir kaip išvengti tų rizikų būtent iš konkurencijos teisės pusės. Labai aiškių atsakymų konkurencijos teisėje sunku surasti, todėl kad dauguma tų tokių pažeidimų, susitarimų yra ribiniai ir pilkosiose zonose, todėl kiekvieno konkrečiu atveju aš siūlyčiau vis tik tai labai atsargiai įsivertinti tikslą, vertę ir ar verta kažkokių vis tik tai eiti į slidžias zonas, ar tik tai vertėtų kažkiek tai vengti jų. Bet galbūt aiškiau bus po mano pristatymo apie draudžiamus susitarimus darbo rinkoje. Kadangi mano kolegos daugiau kalbėjo apie santykius tarp įmonių ir darbuotojų, ką reguliuoja kitos teisės šakos, darbo teisė, mano tema yra konkurencijos teisė, o konkurencijos teisė reguliuoja susitarimus tarp įmonių, ne tarp įmonės ir darbuotojo, bet tai, ką susitarė įmonės. Ir kur yra pavojingos zonos ir į ką jau reiktų atkreipti dėmesį, siekiant išvengti konkurencijos įstatymo pažeidimo. Na, iš tikrųjų, konkurencijos teisės tikslas. Linute, atsiprašau, dar prieš pradedant, jeigu gali pasidalink skaidrėmis visu ekranu, bus gal truputį geriau matyti visiems. Taip. Super, ačiū tau labai. Na, iš tikrųjų, konkurencijos teisė tai turi tikrai labai gražų tikslą, tai yra visuotinė vertybė ir jos tikslas yra užtikrinti, jog verslas konkuruotų sąžiningai, o vartotojai iš to gautų didžiausią naudą. Ir pagrindinis įstatymas yra konkurencijos įstatymas ir visada prioritetas konkurencijos teisėje ir konkurencijos teisę prižiūrinčioje institucijai, konkurencijos tarybai, tai yra konkurenciją ribojančių susitarimų draudimas. Man atrodo, jau tikrai dauguma įmonių žino, kad tartis dėl kainų, dalintis teritoriją, klientus, tiekėjus yra draudžiama ir už tai gresia tikrai didelės baudos tiek įmoniai, tiek vadovybei. Ir jau tikrai yra nemažai nubaustų įmonių už draudžiamus susitarimus konkurencijos tarybos ir manau, čia daug kalbėti nereikia. Yra nemažai žinoma. Tačiau viena byla 22 metais sukėlė labai daug klausimų tiek pačioje rinkoje, tiek ir mūsų teisininkų bendruomenėje, kada draudžiamų susitarimų konkurencijos taryba konstatavo asociacijos agentūrų, vienos asociacijos, kuri vienijo nekilnojamo turto agentūras
susitarimą, nevilioti vieną kitos klientų ir brokerių. Tai buvo palaikyta karteliu ir visa asociacija ir jos narės gavo didžiulės baudas, kurios siekia beveik 1 milijoną eurų. Ir be abejo, šis nutarimas konkurencijos tarybos yra apskųstas teismui, sprendimo dar laukiama, tačiau rinkai buvo pasiųsta žinutė, jog įmonėms, ypač per asociaciją, tartis dėl darbuotojų neviliojimo yra draudžiama ir mūsų konkurencijos taryba laiko tai tiesiog karteliu. Kol laukiama teismų sprendimų, konkurencijos taryba tiesiog rinkos informavimo tikslais 2023 metais viešai paskelbė atmintinę, kągi konkurencijos taryba laiko draudžiamais susitarimais darbo rinkoje. Šita atmintinė yra paskelbta viešai, ją galima rasti konkurencijos tarybos puslapyje, bet esminės mintis yra tokios, jog įmonės konkuruoja ne tik tai kažkokioj konkrečioj prekių rinkoje. Ten konkurentės yra, tarkim, kažkokioj mažmeniniai prekyboje ar paslaugų rinkoje. Tačiau įmonės konkuruoja, yra konkurentės ir dėl darbuotojų pritraukimo bei išsaugojimo. Todėl įmonės negali tartis dėl darbuotojų neviliojimo, nesamdymo. Konkurencijos taryba mano minėtoje byloje laikė tai rinkos pasidalinimu. Darbuotojų rinkos pasidalinimu tiesiog juodu karteliu, už kurį buvo paskirtos baudos. Na, taip pat buvo dar kelios bylos konkurencijos tarybos praktikoje, tai dėl užmokesčio nustatymo, vėlgi tai buvo asociacijos byla. Ir taip pat dalymasis komerciškai jautria informacija apie darbuotojų darbo sąlygos. Ką dar svarbu pažymėti, kad konkurencijos taryba minėtoje byloje pasakė, kad ne tik įmonių susitarimai dėl darbuotojų neviliojimo gali būti laikomi karteliais, tačiau taip pat ir dėl žmonių, kurie dirba kitais pagrindais, pavyzdžiui, individualios veiklos pagrindu, kas ir buvo brokerio atveju. Taigi, jeigu įmonė su darbuotoju pagal darbo teisę gali susitarti dėl nekonkuravimo įsipareigojimo, įmonės nevilioti vieną kitos darbuotojų, nesamdyti, neįdarbinti negali ir tai yra laikoma draudžiamo susitarimu, už tokį susitarimą gresia tikrai didžiulės baudos. Na, kaip ir verslui ir mums teisininkams, kaip ir gal ir aišku, kad įmonės, kurios konkuruoja, viena kitos darbuotojų gal ir galėtų susitarti, joms yra draudžiama susitarti dėl darbuotojų neviliojimo, tačiau praktikoje yra labai daug susitarimų, kada paslaugų sutartyse įmonės įtvirtina susitarimą nevilioti vieną kitos darbuotojų. Na, tarkim, dėl IT paslaugų teikimo, dėl buhalterinių paslaugų teikimo ir klausimas, ar galima tokiuose susitarimuose įmonėms susitarti, nevilioti vieną kitos darbuotojų, tiesiog nepasiimti jau apmokyto darbuotojo ir įdarbinti pas save, ne per paslaugų sutartį, bet pagal darbo sutartį. Čia vėlgi esu pacitavusi vieną sakinį iš konkurencijos tarybos paskelbtos atmintinės, jog įmonės nebūtinai turi būti konkurentės tam tikroje prekės rinkoje, tačiau gali jos veikti ir skirtingose lygiuose, nes jeigu jos tarėsi dėl darbuotojų neviliojimo, vadinasi, jos veikia toje pačioje rinkoje dėl darbuotojų darbinimo. Tai yra darbo rinkoje.
Ir klientam, kada klausiama, ar galima paslaugų sutartyse susitarti dėl darbuotojų neviliojimo, kol kas rekomenduoju dėl tokių sutartinių sąlygų tikrai susilaikyti arba jas panaikinti, kadangi kol nesibaigia teisminiai ginčiai, už tokį susitarimą paslaugų sutartyje gali vėlgi grėsti didžiulės baudos. Ką svarbu atsiminti, kad iš tikrųjų įmonių susitarimai darbuotojo neįdarbinimo, darbuotojo atlyginimo, darbuotojo bet kokių sąlygų gali būti laikomi draudžiamais susitarimais, todėl tokių susitarimų neturėtų būti. Vėlgi svarbu atminti, kad tai liečia ne tik darbuotojus, tačiau ir asmenys dirbančius individualios veiklos pagrindu. Na ir tokie susitarimai konkurencijos teisėje būtų laikomi draudžiamais nepriklausomai nuo to, kokiu būdu sudaryti, ar tai žodžiu, ar raštu, ar elektroninėmis priemonėmis. Visa tai gali būti konstatuota draudžiamų susitarimų. Ir siekiant išvengti tokių susitarimų, tikrai rekomenduoju nesiūlyti kitom įmonėm susitarti dėl darbuotojų neviliojimo ar nesamdymo, nesiūlyti kitom įmonėm kažkokių susitarimų dėl darbuotojų darbo sąlygų, atlyginimo ir panašiai. Ir taip pat draudžiamų susitarimų gali būti palaikyta netgi jeigu įmonės apsikeičia nevieša informacija apie darbuotojų darbo sąlygas. Gali kilti klausimas, tai kaipgi yra su konkurencijos įstatymu, kuris vieno iš nesąžiningos konkurencijos veiksmų laiko siūlymą kito ūkio subjekto darbuotojam nutraukti sutartį. Daug metų šitas konkurencijos įstatymo straipsnis buvo laikomas kaip savaime suprantamas nesąžiningos konkurencijos veiksmas, tačiau konkurencijos taryba žinutę pasiuntė tokią, jog tai yra įtvirtinta konkurencijos įstatymo 15 straipsnyje, tegul šis straipsnis ir lieka galioti kaip įstatymo norma. Įmonės tarpusavio susitarimais negali tartis nevilioti viena kitos darbuotojų. Jeigu yra pažeidimas, iš tikrųjų yra atliekamas nesąžiningos konkurencijos veiksmas, yra pakenkiama kitam ūkio subjektui konkuruoti, nuviliojant jo darbuotojį, tokie ginčiai yra sprendžiami teismuose ir įmonės turėtų įrodyti visas tokio nesąžiningo veiksmo sąlygas, apie kurias jau kalbėjo mano kolega Vaidas. Taigi, įstatyme šitą normą draudžianti nesąžiningai vilioti vieną kitos darbuotojus yra. Ši įstatymo norma yra galiojanti, tačiau įmonės pačios negali tokios normos perkelti į savo susitarimus, į savo sutartį. Tai gal tiek trumpai, jeigu būtų klausimų, mielai atsakyčiau. Taip, Lina, labai tau ačiū. Keletas yra. Dabar tada dar lieku truputį prie šitos temos ir klausimas yra, pavyzdžiui, ar tos įmonės, kurios padeda surasti darbuotojus, tie tokie vadinamieji headhunteriai, ar ne, ar tokių paslaugų naudojimas galėtų būti laikomas konkurentų darbuotojų perviliojimu? Na, iš tikrųjų, tokioms įmonėms taikomos tos pačios sąlygos ir kiek teko domėtis ir kitų šalių praktika, tiesiog išimčių kažkokių įdarbinimo įmonėms nėra, todėl rekomenduočiau irgi labai atsargiai įsivertinti, ar tokia nuostata nesukels konkurencijos teisės pažeidimo rizikos ir gali grėsti baudomis. Aš rekomenduočiau netgi įdarbinimo įmonėms su savo klientais tokių susitarimų dėl darbuotojų neviliojimo, neįdarbinimo neįdėti. Arba jeigu yra tokie susitarimai, tai juos panaikinti.
Dar tada vienas klausimėlis. Jeigu pervežimo, pavyzdžiui, sutartyje yra numatyta sąlyga, jog užsakovas 1 metus nuo sutarties pasirašymo neturi teisės tiesiogiai dirbti su kažkokiu faktiniu vežėju arba kažkaip kitaip su juo susisiekti. Ar tokia sąlyga gali būti teisėta? Čia jau ne apie darbuotojo ar nekalbame, bet apie konkrečių dviejų ūkio subjektų santykį. Pakartok, Rūta. Aha. Sąlyga tokia, pavyzdžiui, yra numatyta pervežimo sutartyje. Užsakovas 1 metus nuo sutarties pasirašymo neturi teisės tiesiogiai dirbti su faktiniu vežėju arba kitaip su juo susisiekti. Faktinis vežėjas čia būtų įmonė ar darbuotojas? Aš suprantu, kad įmonė. Na, sakykime įmonė, Taip. ar ne? Čia jau pereinam į kitą zoną, tai yra nekonkuravimo susitarimų zona, kuri tikrai yra labai plati ir vėlgi pilna pilkų zonų. Šiaip nekonkuravimo susitarimai konkurencijos teisėje tarp konkurentų yra draudžiami, o paslaugų sutartyse yra leidžiami, bet labai išimtinais atvejais. Tai reiktų žiūrėti, kokios išimtis būtų taikomos būtent šitam susitarimui. Kaip minėjau, bendras principas konkurencijos teisėje - nekonkuruoti įmonėms susitarti yra draudžiama, nebent jos patenka į išimtį. Nemažai išimčių, tarkim, yra distribucijos sutartyse, franšizės sutartyse. Tačiau visais kitais atvejais reiktų labai pasverti riziką. Mes turim žiūrėti kiekvieną individualų atvejį. Taip, tavo paminėta sąlyga būtų nekonkuravimo sąlyga. Taip. Dar vienas klausimėlis. Komentaras toks: yra dažna praktika sutartyse tarp įmonių susitarti dėl darbuotojų neviliojimo. Ar tai galėtų būti baudžiama vien dėl sutarties punkto egzistavimo, ar reikia to punkto aktyvavimo aplinkybių? Nes dabar vien dėl to persirašinti daugybę sutarčių, kažkaip sako iš auditorijos, būtų neefektyvu. Vadinasi, ar vien tik tokia sąlyga jinai būtų laikoma pažeidimu, ar reiktų ją kažkaip aktyvuoti? Vien susitarimas jau reiškia, kad tai yra draudžiamas susitarimas, nepaisant to, ar jisai buvo aktyvuotas, ar bus aktyvuotas, ar jisai veikia, nuo jo ketinimo nelabai priklauso. Jeigu susitarimas yra, kol kas konkurencijos taryba susitarimus dėl darbuotojų neviliojama laiko tais konkurenciją ribojančiais pagal tikslą, tai reiškia, kad net nereikia įrodinėti, ar yra kažkoks neigiamas poveikis rinkai. Tai yra juodas, draudžiamas susitarimas. Radau tokį susitarimą, tokią sąlygą ir nubaudžiau įmonę. Kol kas principas yra toksai. Vadinasi, kad ir kaip neefektyvu bebūtų, rekomendacija yra persirašytinėti sutartis, jeigu tokios nuostatos yra. Ir tada, Lina, dar tada toksai klausimas. Čia irgi ir praktinės gal tavo įžvalgos. Ar aš gerai suprantu, kad jeigu aš esu įmonės darbuotojas, kuris dirba prie sutarčių rengimo su kitais ūkio subjektais, ar ne, mes ten vienokiais ar kitokiais, ten paslaugų gal kažkokios sutartys, gal dar kažkokios sutartys, aš turiu iš konkurencijos teisės pusės būtinai atkreipti dėmesį į tai, ar nėra kažkokių tai neleidžiamų susitarimų, tokių žodžių, ar ne, nevilioti, nekonkuruoti ten, ar ne, į ką aš dabar kaip darbuotojas, dirbantis prie sutarties su kitų ūkio subjektų prieš pasirašant, turėčiau atkreipti dėmesį iš konkurencijos teisės pusės. Taip, iš tikrųjų, jeigu sudaromi susitarimai tarp įmonių ir ten atsiranda tokių sąlygų nekonkuruoti kažkokioj teritorijai, nekontaktuoti su kažkokiais klientais, nevilioti darbuotojų, neįdarbinti darbuotojų. Visi tokie susitarimai yra laikomi pažeidžiančiais konkurencijos teisę, todėl kelia riziką. Ir jeigu tokių yra ketinimų sudaryti tokius susitarimus arba randama tokių sąlygų, aš tikrai rekomenduoju pasitarti su ekspertais, kad išvengti didelių baudų. Iš karto turi raudona vėliavėlė būti, kad čia nėra gera tokia sąlyga, ar tokia sutikti neturėtumėm. Taip, kad ir kaip jinai gražiai skamba, jinai neleidžiama pagal įstatymus.
Ir dar tada, Lina, buvai minėjusi tas išimtis, ar ne, įstatymė, kurios yra distribucijos sutartis, gal dar keletą pavyzdžių galėtum pasakyti, kokios tos išimtis yra? Na, išimčių iš tikrųjų nėra tiek jau daug. Tai viena gal tokia dažniausiai sutinkama tai koncentracijų atvejais, kada viena įmonė perka kitos įmonės akcijas, yra vykdomas įmonės įsigijimo sandoris ir ten dažniausiai būna numatytos nekonkuravimo, darbuotojų neviliojimo sąlygos tam, kad nupirktos įmonės darbuotojai arba klientai labai greitai nepabėgtų atgal pas pardavėją. Tai tokia išimtis konkurencijos teisėje yra išaiškinta, apibrėžta ir galima. Įmonės pardavimo atvejais galima susitarti nekonkuruoti tam tikrą laiką ir nevilioti perleisto verslo darbuotojų. O kitos išimtis yra būtent tuose vertikaliuose sutartyse, kada įmonės veikia skirtingose platinimo lygiuose, tarkim, tarp gamintojo ir platintojo sutartyse. Dažniausiai tai yra distribucijos, franšizės, agentavimo sutartis. Tai tokiose sutartyse galima, tarkim, susitarti dėl išimtinės teritorijos. Jeigu konkurentams draudžiama tartis dėl teritorijos pasidalijimo ir klientų pasidalijimo, iš karto tai yra laikoma karteliu. Vertikaliuose sutartyse tarp gamintojo ir platintojo galima susitarti dėl išimtinės teritorijos, bet tai turi būti tam tikras platinimo sistema ir tam tikras susitarimas. Dėl darbuotojų neviliojimo, kaip minėjau, konkurencijos taryba laiko, kad nepaisant to, kad yra gamintojo ir platintojo susitarimas, jeigu įmonės tarėsi dėl darbuotojų neviliojimo, reiškia, jos konkuruoja dėl darbuotojų. Reiškia, jos yra konkurentės ir toks susitarimas dėl darbuotojų neviliojimo yra draudžiamas, nes jos dalinasi darbuotojų darbo rinką kaip konkurentės. Supratau. Ačiū, Lina, daugiau klausimų nebus, nematau, kad jų būtų mūsų Q&A sesijoje ir mes labai kaip šveicariški laikrodukai šiandieną laiku ir pabaigsime, matau, yra 10:42. Tai visų pirma, labai noriu padėkoti visiems, kurie šį rytą praleido su mumis. Labai dėkojam, kad prisijungėt. Aš labai tikiuosi, kad laikas jums neprailgo, kad išsinešėt kažką iš kiekvieno pranešėjo. Tikrai galbūt buvo ir momentų naujų, kuriuos sužinojote, galbūt tiesiog kažkas buvo patvirtinta, galbūt dar daugiau kažkokių tai klausimų kils. Tai labai noriu padėkoti Tomui, Astai, Vaidui ir Linai. Ačiū Jums, kad pasidalino šiandieną savo įžvalgomis. Ir turbūt keletas akcentų, kuriuos uždedu pabaigai, tai turime pasidaryti namų darbus. Ta girdėjom iš kiekvieno šiandienos pranešėjo. Turim žiūrėti sutartis, pradedu nuo Linos, turim žiūrėti sudarinėdami, dirbdami prie sutarčių, kokios ten yra nuostatos. Ar nėra kažkokių nuostatų, kurios yra draudžiamos, kaip yra su nekonkuravimo nuostatomis, kad nepatektumėm į tokias situacijas. Turime pasidaryti namų darbus, kas yra susijęs su darbuotojais. Ar tai būtų interesų konflikto vengimo politikos, ar tai būtų konfidencialumo ar nekonkuravimo susitarimai su darbuotojais. Kuo daugiau pasidarysime namų darbų, tiek iš konkurencijos teisės pusės, kai kalbam apie dviejų ūkio subjektų kažkokius neleistinus susitarimus arba susitarimus su darbuotojais, kurie gal ne visada iki galo yra teisėti arba gal kurių mes apskritai neturime, tai mes papuolam į Vaido minėtas situacijas, kai galbūt ginče atsidurėme. Ir Vaidas sako, netiesioginiai įrodymai yra pagrindiniai, kuriais mes remiamės tokiose bylose, dėl to, kad tiesioginių įrodymų būna labai sunku surasti. Vadinasi, kuo daugiau turėsime namų darbų, kuo daugiau pagalvosime kiekvieną kartą, jeigu mums tik tai užsidega kažkokia tai raudona lemputė, kad vienas arba kitas susitarimas
yra neleistinas ar negalimas, arba nuostata, arba kad galbūt kažko mums trūksta ir pasidarysime tos namų darbus, tai tuo turbūt bus lengviau, jeigu jau atsitiktų taip, kad mes papultumėme į tokią situaciją, kai galbūt atsidurėme teisme ir yra ginčas. Ką ir Vaidas minėjo, žalos atlyginimo įrodinėjimas irgi taip pat yra labai sudėtingas. Kas liečia ginčius su darbuotojais, irgi nėra taip lengva, net jeigu tai yra, pavyzdžiui, konfidencialumo susitarimo pažeidimas, tą įrodyti taip pat. Tai visur įrodinėjimas, visur namų darbai, kontrolė, ar ne? Tai, ką turbūt galime iš šiandienos mūsų internetinio seminaro išsinešti. 10:45, neužlaikau jūsų, dar kartą labai dėkoju, iki kitų susitikimų, webinarus darome pakankamai dažnai, tai tikrai sekite mus, pakviesime į dar ne vieną skirtingomis temomis. Ir kaip minėjau, renginiai @widen.legal, jeigu turite klausimų, rašykite, medžiagą mes pasidalinsime, įrašų taip pat. Ačiū Jums ir linkiu puikios dienos. Viso geriausio.